Deja, besimokantieji ne visada kreipia dėmesį į tai, kaip jie taria angliškus žodžius, o tai gali sukelti išties painių situacijų. Tarkime, vietoj gyvenk, live, žmogus sako išeik, leave, arba vietoj deserto, dessert, prašo dykumos, desert. Kągi daryti? Mano rekomendacija labai paprasta. Mokykitės iš karto taisyklingai tarti kiekvieną naują žodį. Visada žinokite, kad anglų kalboje žodžio reikšmė dažnai priklauso nuo jo ištarimo ir net mažiausia fonetinė klaida gali pilnai pakeisti žodžio reikšmę. Praktikai išmokime pasakyti tokį sakinį. Would you leave the desert if you had to live